Sveiki, aš esu Aleksandras ir tai yra gyvenimas po klubo sąnario endoprotezavimo. Prieš savaitę man pakeitė dešinio klubo sąnarį ir dabar aš mokausi judėti iš naujo. Kai rašiausi operacijai lietuviškam internete, neradau informacijos iš pirmų lūpų ir apskritai beveik neradau informacijos apie klubo sąnario endoprotezavimą, kas laukia, kokia operacija, kaip grįžti po to. Tad šiame vloge jūs išgirsite būtent mano patirtį, kaip aš sužinojau diagnozę, kokia tai diagnozė, kaip ruošiausi, kas operavo ir kaip sveiksta. Įprasta žmonių reakcija išgirdus, kad man reikės keisti klubo sąnarį, būna oi kaip baisu arba oi koks jaunas, nes dar prieš keliasdešimt metų sąnarius keisdavo dažniausiai vyresnio amžiaus žmonėms, nes su amžiumi be abejo keičiasi mūsų kūnai, o jaunesniem liepdavo laukti maksimaliai tempti, nes neva čia didelės rizikos, po to dar reikės dar kartą keisti. Žodžiu, šiais laikais tokios problemos mes neturime, sąnarius keičia ir paaugliam, jeigu to labai reikia, ir be abejo tokiem vyrukam link 40 kaip aš. Tai kas nutiko? Vaikystėje mane aplankė toks dalykas kaip jaunatvinė epifiziolizė, man buvo operuotas klubo sąnarys ir jis buvo suveržtas varžtu. Po metų tas varžtas buvo pašalintas, bet nebuvo tinkamai atlikta reabilitacija, po to sekė daug metų su daug viršsvorio. Ir galų gale prieš 5 metus, jau kai ir viršsvorio buvo atsikratęs, bet man chirurgas pasakė, jog laiko klausimas, kada tau reikės keisti sąnarį, nes tavo nuosavas yra sudilęs. Ir šie metai atėjo greičiau negu aš tikėjausi, bet man pradėjo skaudėti koją prieš maždaug metus. Žiemą aš kreipiausi į chirurgą ir po rentgeno man pasakė, kad man reikia keisti klubo sąnarį. Be abejo, aš būdamas užsispyręs žmogus ir gan aktyvus žmogus, aš paklausiau, kokiu aš turiu kitų galimybių. Man buvo pasiūlytas konservatyvus gydymas, tai yra mankštos, sportas, tempimo pratimai, priešuždegiminiai vaistai ir kiti dalykai. Aš bandžiau, bet man tai ne tik nestabilizavo ir nepagerino būklės, bet tiesiog efekto kažkokio neturėjau, stabiliai blogėjo, tad pavasarį susitarėm su chirurgu, kad sąnarį keisime. Kaip viskas vyksta? Kai jums pasako, jog reikia keisti sąnarį ir jūs su tuo sutinkate, tai chirurgas įrašo jūs į protezavimo eilę, kadangi mūsų valstybė draustiems privalomojo sveikatų draudimų kompensuoja klubo sąnarį. Be abejo, jūs galite pirkti geresnį arba tiesiog kitokį protezą savo lėšomis ir mano chirurgas rekomendavo būtent tokį sprendimą. Tokiu atveju jūs vis tiek laukite eilėje protezo paskirimo ir kai jis yra paskirtas, jūs atsisakote valstybės lėšomis perkamo protezo ir perkate savo lėšomis, bei prašote iš valstybės kompensacijos. Valstybė sumoka kažką apie 450 eurų. Mane eilė įrašė balandį, bet iki rugpjūčio pabaigos aš taip ir nesulaukiau protezo, tad sumokėjau viską iš savo kišenės. Mane operavo profesorius habilituotas daktaras Narūnas Parvaneckas ir jis pasiūlė naudoti Zimmer Biomet gaminamą tą Perlock sąnario sistemą, kuri daugybę metų plačiai naudojama pasaulyje ir jį kainavo 4000 eurų. Patiem pirkti nieko nereikia, visko užsijama klinika. Operaciją apmoka ligonių kasos, laiką klinikoje apmoka irgi ligonių kasos. Ir jūs galite rinktis kliniką pagal savo gyvenamą vietą. Bendrai yra, man atrodo, 20 klinikų šiuo metu Lietuvoje, kur yra atliekamas klubo sąnario endoprotezavimas. Į tą sąrašą eina ir privačios klinikos ir taip valstybė apmoka operacijas ir privačiose klinikose tokiais atvejais. Aš rinkausi Meliva kardiolito klinikas, kadangi ten jau esu operavęsis prieš tai ir viskas man ten tiko ir patiko ir labiausiai tiko ir patiko chirurgas, kurį aš pasirinkau. Tai svarbus dalykas, kai jūs planuojatės operaciją, nueikite pas kelis specialistus, susidarykite savo nuomonę, kurio požiūris labiausiai tinka. Sąnarius keičia pačios operacijos technika, yra keli skirtingi pjūviai. Man keitė per posterior pjūvį, atliekamas per užpakalinę dalį. Yra anterior pjūvis, kuris yra daromas per priekį, jis yra siauresnis ir laikomas ale naujesniu, bet tyrimai teigia, kad maždaug pusės metų bėgyje skirtumo jokio nebelieka. Tai geriausiai šitą klausimą, kokį pjūvį rinktis, kokį protezą rinktis, jums atsakys chirurgas. Kai jūs jau susitarėt su chirurgu ir su klinika,
Kai yra paskirta data, mano atveju tai buvo rugpjūčio 28, dėl tam tikrų priežasčių, išsirinkau būtent vasaros pabaigą. Man atrodo, kad kol Lietuvoje šilta ir sausa, yra puikus laikas reabilituotis ir jau neturėtų būti per karšta, kaip ir buvo. Tai kai išsirenka datą, iš karto renkatės sanatoriją, nes valstybė apmoka reabilitaciją stacionarę 18 parų važiuoti į sanatoriją. Aš rinkausi UPA Medical Spa, reabilitacijos centrą Druskininkuose, rinkausi pagal rekomendacijas ir kol kas man čia viskas labai patinka, bet apie tai vėliau. Sanatoriją rinktis reikia iš anksto, nes į sanatorijas važiuoja daug žmonių ir reikia tiesiog užtikrinti, kad bus vieta, kai jums reikės atvykti po operacijos. Po operacijos ligoniniai praleidau 4 paras, tai irgi yra apmokama iš ligonių kasų ir tada tiesiai iš ten draugė mane nuvežė į sanatoriją. Visas gydymas apmokamas iš ligonių kasų, visi vaistai irgi buvo apmokėti iš ligonių kasų, gyvenu 4 žvaigždučių viešbutyje, 4-5 procedūros per parą šiuo metu ir jų dar šiek tiek daugės, kai galėsiu leisti daugiau, kai kūnas galės leisti daugiau. Sąnario keitimo operacijai reikia ruoštis. Aš labai tai rekomenduoju. Lietuvoje dar nėra įsitvirtinęs toks dalykas kaip prereabilitacija, tai iš esmės reabilitacija atliekama prieš operaciją. Mano atveju tai buvo tempimo ir kojos stiprinimo pratimai, svorio mažinimas, kas yra labai svarbus dalykas, nes kuo mažiau apkrovos mes duodam savo sąnariams, tuo greičiau ir geriau mes atsistatysim, to greičiau grįšim į gyvenimą. Ir taip pat aš plaukiau, nes vaikščiot man jau buvo sunku, pastarosius 2,5 mėnesio aš sunkiai judėjau net vieno ramento pagalba, dviračio mint irgi negalėjau, tad plaukimas, baseinas mane gelbėjo. Pavyko pakankamai gerai sustiprinti koją ir po operacijos tą pačią dieną, kai jau po anestezijos atitirpo koją, aš iškart galėjau įtempti keturgalvį kojos raumenį, judinti, pilnai jausti jėgą savo raumenyse, jie nebuvo niekur dingę. Mano kineziterapeutas sakė, kad raumenys sunyksta per 14 parų, kai žmogus nejuda, o juos atstatyti užtrunka 3 mėnesius. Tad pasirūpinkim savimi iš anksto, kuo stipresnė bus koja, tuo lengviau bus atsistatyti po operacijos. Dar pasiruošimo fazėje galima įsigyti tam tikrus dalykus, kurie padės atsigauti. Aš pirkau graberį, daiktelį, kuris padeda užsimauti kojines, ir pirkau kojos pakėlėją. Ar jums to reikia, tai kiekvienam pagal save. Man tikrai tie daiktai pravertė, graberį naudoju ir savaitę po operacijos, o pirmom parom įkelti koją į lovą buvo tikrai sunku, tad man reikėjo pagalbos. Be abejo, vietoj pakėlėjo galite naudoti tiesiog kineziterapijos gumą, kaip jums patogiau. Svarbus dalykas, jeigu pjūvis yra posterior, jūs ko gero turėsite ribojimų kaip ir aš. Artimiausias 6-8 savaitės lenkimo kampas tarp klubo ir kūno negali būti 90 laipsnių, visada turi būti didesnis. Tad reikia aukštesnės lovos, be abejo sėdėti ne ant minkštų sofų, bet ant aukštesnių kėdžių tvirto paviršiaus. Visais atvejais reikia, kad klubo sąnarys būtų aukščiau už kelio sąnarį. Tad ir unitazo paaukštinimas namams yra būtinas dalykas. Sanatorijoje lovas yra funkcinės, bet namuose mes dažniausiai turim įprastas lovas, tad pasirūpinkite, kad ta lova būtų aukštesnė, galima elementariai plytų padėti po lovos kojelėm arba nusipirkti paaukštinimą. Operacijos dienos be abejo ir bijojau ir laukiau, į ligoninę atvykau 7 ryto, valgyti buvo galima tik iš vakaro lengvą vakarienę ir bent jau 4 valandas prieš operaciją negerti jokių skysčių. Nerimavau, bet chirurgas užėjęs į palatą prieš operaciją papasakojo, kokios yra mano perspektyvos, kokie yra lūkesčiai ir labai mane pradžiugino, tikrai ramia galva važiavau operacinę, viskas truko mažiau negu valandą, atsibudau dar operaciniai, paklausiau, ar nebuvo jokių komplikacijų, ar nereikėjo perpilti kraujo, tai medikai pakikeno ir išlydėjo mane į reanimaciją, kur kelias valandas po operacijų žmonės ilsisi ir tada keliauja į palatą. Vėliau vėl aplankė chirurgas, patvirtino, kad viskas gerai.
ir kad kitą dieną jau stosim ant kojų. Pojūčiai pirmą naktį skaudėjo ir negalima dar buvo verstis net ant sveiko šono, tai buvo sunku miegoti. Kitą dieną skausmai sumažėjo, kitą dieną jau stojausi ir ėjau su ramentais. Vakaro protas, šiandien jau savom kojom, jau atjungtas nuo vieno kateterio. Naktį galėjau miegoti ant sveiko šono, tai išsimiegojau ir nuo to laiko sveikimas prasidėjo gan sparčiai. Po 3 parų aš pagaliau esu lauke, nes pasirodo ligoninė turi va tokią fainą terasą. Man pasakė chirurgas, ko aš galiu tikėtis, tai be abejo visiškai pilnaverčio grįžimo į kasdienį gyvenimą. Tai mano pagrindinis tikslas, kurį aš iš jo gavau, tai tiesiog gyventi pilnai, sportuoti galima, vengti tų sporto šakų, kur yra didesnė traumos rizika, tai koviniai sportai, bet tarkim slidinėti niekas nedraudžia, plaukti, eiti, minti dviratį, žodžiu, viskas yra gerai. Pats tikrai bijojau, kad pirmos dienos bus labai sunkios, kad labai skaudės, negalėsiu miegoti. Tai man taip nebuvo, bet prisiminkime, kad visa tai yra individualu ir kitiems žmonėms gali skaudėti ir žymiai ilgiau ir tai yra visiškai normalu, tai priklauso nuo kiekvieno kūno, ar yra papildomų ligų, koks yra fizinis pasirašymas, tad visus labai skatinu sportuoti, sveikiau gyventi ir tada nutikus nelaimiai ar aplankius kažkokiai lygai mes kur kas lengviau galime grįžti prie savo kasdienio gyvenimo. Tad po 4 parų ligoninėj, kaip minėjau, atvažiavau į sanatoriją. Sanatorijai iškart apsilankiau pas fizinės medicinos reabilitacijos gydytoją, man surašė procedūras artimiausiam 18 dienų ir kasdien stropiai einu į procedūras. Jeigu jūs norite važiuoti su lydinčiu asmeniu, tokia galimybė irgi yra, bet už tai jau reikės susimokėti, kaina priklauso nuo sanatorijos. Tai aš atvažiavau su draugė ir labai man padeda justi žymiai lengviau. Jeigu norite tiesiog gyventi vienas be kaimynų, tai už tai irgi reikia papildomai susimokėti. Kainuoja mažiau negu užlydinti asmenį, nes kas be ko maitinimas jau tada nepriklauso. Bet yra tokia galimybė, tai vėlgi šitą klausimą reikia užduoti sanatorijai ir viską jums pasakys, papasakos. Vaistai, irgi už vaistus kol kas nemokėjau nieko, kas buvo ligoniniai, kas sanatorijai, viskas yra išrašoma, skiriama ir duodame atpunkte visko, ko reikia. Bendrai yra numatoma apie metus reabilitacijos ir stiprėjimo, bent jau esu girdėjęs, kad sako, jog po metų galima jau pilnai vertinti rezultatą. Tai pirmas dienos tokios, po savaitės pranešiu, kaip sekasi toliau. Spauskite varpelį, like, share, subscribe ir nebijokite. Mūsų medikai yra fantastiški, tikrai puikiai atlieka operacijas, mes turim priėjimą prie visų moderniausių pasaulio technologijų ir ligonių kasos apmoka daug gerų dalykų.